Sveiki, šiandieną siūsime kelnių kišenę su figūriniu kraštu. Turim vidinį kišenės maišelį, tai yra mūsų išorinis kišenės maišelis, dalis jo matysis ir esame pasižymėję pasiūtos kišenės uždėjimo vietas – viršutinį ir šoninį. Pirmiausiai, mums reikėtų priekinę kelnių detalę prieš pradėdami siūti paklijuoti klijiniu įdėklu. Tai mes darome tam, kad šitas kraštas neišsitampytų. Siūsime per pėdelę, tai yra 7 mm pločio siūle. Apsiuvus per pėdelę kišenės kraštą rekomenduočiau pačioje lenkčiausioje vietoje įkirpti jį keletą kartų, tam, kad gražiai išsiverstų. Rekomenduoju nedakirpti iki susiuvimo siūlės po porą milimetrų. Verčiame į maišelį į blogąją pusę. Ir formuosime iš pagrindinės detalės, iš kelnių priekio detalės 1 mm persilenkimą. Jis yra būtinas tam, kad kišenės maišelis neišlystų į gerąją pusę. Rekomenduočiau šitą kraštą išsidaikstyti, o po to išlyginti. Kai daikstote kišenės viršutinį kraštą, rekomenduočiau dygsnius daryti didesnius ir jokiais būdais jų neužtraukti, neužveržti, kad nesusigarbanotų kišenės kraštas. Ir svarbiausia, reikia žiūrėti, kad jūsų persilenkimas iš kelnių detalės visada eitų vienodo pločio. Ypatingai jūs turite būti atidus ties va šituo lenktuoju kraštu. Reikėtų stengtis, kad persilenkimo tas 1 mm būtų visur vienodo pločio. Kai išdaikstėme kišenės kraštą, būtina prilyginti. Prilyginus darysime apdailos peltakius. Vieną peltakį siūsime 1 mm nuo kišenės krašto, antrą peltakį 7 mm pločiu nuo viršutinio iki šoninio krašto. Siuvame apdailos peltakius. Rekomenduočiau siuvimo dygsnį padidinti iki 3,5 arba 4. Tai priklauso nuo siuvimo siūlų ir nuo to, kokio pločio jūs norėtumėt, kad apdailos peltakis atrodytų gataviam vaizde. Būtinai reikėtų pabandyti ant atskiro gabaliuko. Standartinis susiuvimo dygsnis yra 2,5. Jeigu jūs tokiu dygsniu siūsite ir apdailos dygsnį, tiesiog bus pernelyg tankus ir neišvaizdus jūsų apdailos peltakis. Taigi pasididinam. Aš šiuo atveju padidinu iki 4 mm. Ir antras apdailos peltakis yra nutolęs per 7 mm nuo pirmojo. Tai reiškia, kad pėdelės kraštas eina lygiai su pirmojo peltakio vieta. Siuvant peltakį rekomenduočiau neskubėti. Jeigu jums sunku orientuotis pagal pėdelę ir pagal išorinį kišenės kraštą, visada yra lengviau tą peltakį pasižymėti su muilu ir su liniuote. Kai siuvate, žiūrėkite ne į adatą, o orientuokitės į kažkurį tai pėdelės kraštą. Jums bus žymiai lengviau. Turime nupeltakiuotą viršutinį kraštą, taip atrodo iš abiejų pusių. Ir dabar mums reikia jį užsidėti ant išorinio kišenės maišelio. Dedame pagal anksčiau pažymėtas vietas. Glaudžiam viršutinį kraštą ir apatinį kraštą. Rekomenduočiau šitas vietas prisisegti su smeigtukais. Kai prisisegiam viršutinį ir šoninį kišenės kraštus, rekomenduočiau jums padaryti įtvirčius
viršutiniam ir šoniniam krašte, tam, kad kišenė tvirčiau laikytųsi ir neišplėštų iš juosmens prisiuvimo siūlės ir iš šoninės siūlės. Viršutinį įtvirtį darom maždaug 1,5 centimetro nuo viršaus. Kišenės maišelį susegėme smeigtukais ir susiūsime abu kišenės maišelius 1 cm pločio siūle. Apsiuvus kišenės maišelį, jisai yra apmėtomas overloku. Ir štai, turim gražią kišenę. Galim įkišti ranką. Viskas švaru. Rekomenduočiau tokioms kišenėms naudoti arba tvirtesnį pamušalą, arba drobelę, arba ploną liną, tam, kad kišenė būtų tvirtesnė ir jinai nesuplyštų. Sėkmės, iki kitų susitikimų.